Kur riedės šis ratas, jei aš patrauksiu už šios virvutės į tą pusę? Pagalvok. Važiuojam. Na, o dabar svertas ilgesnis už rato spindulį. Traukiu į tą pačią pusę, kur riedės ratas. Pagalvoj, pažiūrim. Kad paaiškinti šitą reiškinį, čia padariau tokią labai supaprastintą sistemą. Ir galima šią sistemą įsivaizduoti kaip va šitą pagalį ir va šitą čia prisukta varžtą, kuris yra mūsų sukimosi ašis. Tai dabar pirmasis atvejis traukiau kažkur tai maždaug čia. Ir kai traukiau, kas atsitiko, šito taško atžvilgiu ratas sukasi štai taip. Tai jeigu dabar tai ištransliuosim, gaunasi sukasi ten. Ir dabar antrajame atveju, o čia buvo kažkur tai svertas ir šio taško atžvilgiu ratas sukasi taip. Na ir paskutinis, šiek tiek painus klausimas. O kas jeigu svertas yra tokio pat ilgio, kaip mūsų rato spindulys? Traukiam į tą pačią pusę, pagalvok. 3, 2, 1. Ratas sukasi aplink kitą ašį.